Jeigu kalbėt apie Maksimą, tai Klaipėdoje mes turim tokį pavyzdį, sakykime, kaip Akropolio, kur aišku sukurtas gražus, geras kompleksas, reiškia tiek pasilinksminimų, tiek parduotuvių, tiek, žodžiu, kai ten pakliūvi, vis tiek ko nors nenusipirkęs neišeisi, reiškia, bet su juo yra viena bėda, reiškia, jis yra praktiškai miesto centre. O kadangi jis yra miesto centre, tai tas tikras istorinis miesto centras, jis negyvas yra, reiškia. O realiai parkas Gargždų, kur sakykime, stadionas ir visi tie dalykai, tai kažkaip, man iš tikrųjų šviestusi, kad ten kažko dar trūkstų, reiškia. Aš kaip ir kažkada tai galvojau, kad, o kodėl ten, sakykime, savaitgaliais nebūna turgelio, va, toje aikštelėje, kur stovi mašinos, reiškia, kodėl ten nebūna turgelio tokio, reiškia, to pačio ūkininkų. Ir tai būtų toks, galbūt Gargždų išskirtinumas, reiškia, kad vat, mes turim vietą, kur yra parkas gražus, kur yra sporto kompleksas, kur savaitgaliais turgelis, kur vyksta kažkokios galų gale dainų šventės, reiškia, sakykime, toks vat, ir šalia nėra tokių dalykų kaip prekybos centrai, reiškia. Tai mano akim žiūrint, aš manau, kad būtent ten būtų ta vieta, reiškia. Miesto centras, vėlgi, jeigu imti tą MSV salę, taip vadinamą, šalia DNB, šalia Svetbanko, ten negali padaryti kažkokio tai tokio, didelio daikto. Ten viskas yra, sakykime, labai jau kompaktiška ir aš, kiek girdėjau, ten ir baseiną norėtųsi padaryti ir visa kita, tai galbūt ten baseinas tilptų, reiškia, salėje, o ką toliau. Va, tai mano nuomonė būtų palaikanti vietą prie parko. Gargžduose aš susitinku su žmonėm, reiškia, kurie nuolat turi tokių gerų iniciatyvų, ta prasme, kurie ne tik palaiko futbolą ar krepšinį, ta prasme, bet galvoja, pavyzdžiui, apie parką, reiškia. Ta prasme, galvoja apie parką kaip apie tokį kultūrinį objektą, reiškia, kur principe galima būtų surinkti teisingai, kad iš rajono žmonės, reiškia, kad vyktų, tegu būna regiono dainų šventės, reiškia, kad vyktų kažkokios varžybos, reiškia. Ir kodėl tas centras negalėtų būti Gargžduose? Aš tai manau, kad už. Jo, bet tai politikai turbūt turėtų visada prisiminti, reiškia, kad kažkaip Lietuvoje galbūt nėra tiek įgimtas tas supratimas politikų, kad jiegi dirba bendruomeniai, reiškia. Ta prasme, kam reikalingi politikai, jeigu čia nebus bendruomenės, reiškia. Galbūt patiems savo tik tai, o jeigu nėra bendruomenės, reiškia nebus kas už juos balsuoja, reiškia, galų gale vėlgi tai reitingai, elektoratas ir visa kita, tai čia tokie jau dabartiniai išmislai, kaip sako, reiškia. Nesenai čia vėl skaičiau internete, reiškia, paskelbti parką tylos zoną, reiškia. Paskelbė? Jo, ir paskelbė, reiškia. Dabar klausimas, reiškia, ar tikrai gyventojai to norėjo, reiškia. Tai jeigu gyventojai to nenorėjo, o tiesiog kažkokią zoną reikėjo paskelbti ir mes paskelbėm šitą, irgi toks dalykas, reiškia, ne visai suprantamas, reiškia. Bet jeigu tai yra padaryta tik todėl, kad kiekvieną kartą eit prašyti leidimo ir dėl to, reiškia, kažkas jausis labiau reikalingas arba galintis leisti arba neleisti, tai irgi... Tai iš principo trukdo normaliam procesui, reiškia. Yra laiko švaistymas, resursų švaistymas, reiškia, ir toks, sakykime, kliūčių sukūrimas ten, kur jų galbūt visai neturėtų būti.